Remigijau, esam kukurūzų lauke, ankstyvą sėją, kukurūzas tik dygsta, bet kartu ir dygsta piktžolės. Matom, tikrai nemažas kiekis ir dabar norėjau su tavim pasikalbėti dėl piktžolių kontrolės. Tai dabar sakyk, 2 purškimai, 1 purškimas, ką mes iš savo pusės galėtume parekomenduoti. Kaip žinia, kukurūzai ir dygsta ilgai, ir platus tarpuliai, ta konkurencija žolių jis labai nemėgsta, ypatingai ką bandymuose herbicidinėse matytum, ta prasme, kur nepurkšta herbicidais, kukurūzas dingsta. Tai tam reikia turbūt geriausiai, ką mes iš praktikos žinome, 2 purškimai. Ant 3 lapelių nusipurškėme dalį 2 skilčių piktžolių ir tada renkamės mūsų heliumį, 1 litrą, važiuojame 5-6 lapų. Aišku, registraciją turime nuo 2 lapelių iki 8 lapelių, bet dažniausiai mes purškėme ant 5-6 lapų. Taip, tai tas, kaip tu sakai, tas pirmas purškimas, aš irgi gal ir ūkininkam rekomenduoju, kad vadinu tai paprastai dėl juodos žemės, nes kukurūzas yra šilumėmėgis, jam, kad daugiau atspindėtų tą juodą žemę, tai taip, tai tas pirmas purškimas yra tikrai ūkininkų naudojamas. O dabar sakyk, kokius tos problematinis piktžolės būtų eliumis, kada naudojamas, ką ten išskirti reikėtų iš tų? Be abejo, kadangi vasarinių piktžolė tai būtų baltoji balanda ir eliumis efektyvumas puikus, 100%, taip sakyčiau, tą efektyvumą labai pasižymi prieš šią piktžolę. Iš vienskilčio piktžolių rietmenė, kukurūzų irgi tokia probleminė piktžolė, kuri dygsta vėliau, kadangi reikia šilumos didelės. Užtat mes su tą pirmu purškimu pasigaunam tas dviskiltės piktžolės, šiek tiek apsinaikinam kaip rūgtis ir tada važiuojame jau su eliumiu, kada gaudame ir rietmenę, galbūt ir varputį vieną kitą išdygusi ir be abejo gerai sukontroliuojame balandą. Taip, o dabar sakyk, jeigu pavyzdžiui pirmo purškimo nepavyksta ar technologijos netitinka, maišyti eliumį, galima tuo pačiu, sakykime, estetą? Galima maišyti, bet jau turime žiūrėti, iki kada registracija leidžia panaudoti estetą. Estetą leis turbūt šiek tiek anksčiau panaudoti, kadangi amino druska, tarkim, ant 5 lapų kaip ir važiuojam, tada maišome pusę litro esteto, prisidedame 1 litrą eliumių. Tokiam mišiny jau sakyčiau, galbūt vertėtų prisidėti ir antistresanto megafolių. Bent jau 1 litrą, kadangi vis tiek jau 2 herbicidai, 3 veikliosios medžiagos, kukurūzas, kaip žinia, tą stresą patiria. Tarkim, kad to išvengt, galima prisidėti 1 litrą megafolių. O dabar iš tavo bandymų, ką tu, sakykime, iš patirties vėliausiai, kada eliumis buvo panaudotas jau, nes kitą kartą ir, nespėja, ar sausa, ar orai neleidžia, koks didžiausias kukurūzas galėtų būti ir kada eliumis. 7-8 lapai esame panaudoję. Ir puikiausiai ypatingai balandą sunaudoja, kuri ir tokia probleminė piktžolė, kas daug priaugo pavasarį, dabar matome pilną jos pridygusius tiek balandos, tiek rūgčių, taip galima tokį vėliausiai. O dabar esu gavęs klausimų iš ūkininkų, kad turi kukurūzų pasėliuose varpučių. Kaip tas eliumis? Kokiam tarpsniui, kada laikas, kad panaudot, kad varputį dar sunaikinti? Efektyvumo turi tarp 70-80%, tai kad jeigu yra jo kaip ne pieva varpučiai, bet pavieniai varpučiai, taip visai gerai sukontroliuoja. Jo, nes dažniausiai būna kokios po pievų, laukas ir ten tų varpučių kaip visai nebūna pievų, bet tiesiog ploteliai, kuriuos reikia sunaikinti. Apibendrinimui, sakyčiau, laukia pirmas darbas, kada kukurūzas turi 3 lapelius, tai purškimas estetų, 0,5 litro, registruota norma, susitvarkyti 2 skiltės piktžolės dėl juodos žemės, dėl kukurūzų šilumos. Ir sekantis purškimas būtų jau heliumio litras, panaudojimas iki 8 lapelių, bet, sakyčiau, aš nerekomenduočiau tiek laukti, 5-6 lapeliai būtų pats tas, kada reiktų panaudoti heliumį 1 litrą.